būti tinginys, kelkis ir judėk. Nu, žiūrėk, tu kvailas. Nu, bandyk, vis tiek tau nepasiseks. Vidinis kritikas labiau į asmenį nukreiptas. Nu, ta prasme, tu esi toks ne į veiksmą, kad kažką padarai, o į asmenį. Taip, dažniausiai apie žmogų kalba, nu, žiūrėk, tu kvailas. Arba, baik būti tinginys, kelkis ir judėk, ar ne, kiek gali čia tingėti. Arba, tarkim, nu, bandyk, vis tiek tau nepasiseks. Nu, vis tiek tarsi yra apie žmogų. Ir va čia, ir, kaip ir sakiau, ateina iš vaikystės tokios mintis apie tai, kad aš bandau, darau, bet kažkas manęs nepastebi, neįvertina. Ir tada anksčiau ir vėliau aš pradedu to balsu tikėti ir jis tampa mano vidiniu balsu. Bet čia toks vidinis bulinimas gaunasi, ne? Taip, tikrai taip. Ir aš, kaip aš sakau, tokia neigiama mantra, kurią viduje mes kartojam. Ir man dėl to patiko, kad yra Kristin Neff ir Louise Hay. Gal Louise Hay labiau žmonėm yra pažįstama iš tos tokios atjautos ir tokios pagalbos savo pusės, kurios sako, nu jeigu visą gyvenimą apie save kalbėjai neigiamai, tai pabandyk kalbėti teigiamai, gal pasiseks geriau, negu kai neigiamai kalbė. Tai taip, tas bulinimas iš vidaus yra ir toks gruzinimas ir ypač žmonėms, jeigu ta savivertė yra dar žemesnė, sakykim taip, tai kritikas jis labai stipriai išmuša iš vėžių ir neskatina judėti žmogaus nieko, apskritai nieko daryti.